World of Volvo. Hello, I have a ticket. Yes, so you go inside this free hub, glass elevator up to floor 3, and they will scan your tickets. Okay, thank you. Sveiki visi. Šiandien paprastai taip. Atvarėme į Volvo muziejų, kuris yra 22 000 m2 dydžio. Čia galėsim pamatyti, kaip vystės evoliucionavo Volvo. Čia vadinamas pastatas, tai švedų Volvo filosofijos pastatas, labai moderniai pastatytas ir taip toliau. Ir vienu žodžiu, įdomių faktų čia galim paskaityti ir įdomių mašinų pamatyti ir ne tik mašinų. Ilgus metus gamino tas pačias linijas. Maskaradas, Volvo Amazon ralio herojus. Na, čia iš naujesnių laikų. Įdomus faktas. Švedai išrado 3 taškų saugos diržus, bet specialiai neužpatentavo, kad kiti galėtų gamintojai naudoti ir gelbėti gyvybės. Tai, žodžiu, toks va dalykas. Sudaužė. 5 km greičiu su šonu trenkė į kažką. Ir 5 km koks damage'as. Biškį taip pamontuota. Sėdynė šiek tiek pavažiavusi, bet nėra tai baisiai iš tikrųjų. Volvo yra gana saugas mašinėlas. Iš čia, kai žiūri, tai giliai su jie.
Na ir vienu žodžiu viskas šlamps. Čia 16400 arklių ištrauktas variklis. Šėlį nekliub. Ne, normaliai viskas. Zilas 1200 arklių, 12 litrų variklis. Variklis iš šito, toks plikas be nieko atrodo, 3 detalės, tai ne dabar prikimšta belia kiek viską. Bet aišku, ir 28 arklio galios irgi nėra labai daug, kaip mopedė panašiai. Čia stabusas, kuris veždavo iš Treskogo į Arviką per Gunarskogą. Irgi 28 arklio galės, 4 cilindrų variklis. Kai tokį kėbulą pavilkdavo, įdomu, aišku, jis medinis, gal lengvesnis, kaip neperlūždavo per pusę, per duobę, atrodo kaip Titaniko gals kažkoks kelinto metų, čia kažin. 28-30 gamino jį. Nu jo, kas čia vidai gero. Sėdėjo tuo. Čia nematyts variantas oro, galbūt amerikinis koks čia. Kamera iš galo čia tipo. Kas šio dabar parkavimos kamera tokia mini. Jėzau, koks baisus dizainas. Volvo Vest 72 metų. Ai, čia eksperimentinė safety car. 3 tik tais pagamintos konceptinės mašinos. 94 arkliai, 4 cilindrai. Irgi per 93 darbo dienas iki 100 įsibėgėjimas. Nu, taip va. Istorijos mokytojaus Volvo. Atsimenu. Veždavo mumis į muziejų kartais su juo visų greičių. 108, kur tau neveš. 116 arklių, 4 cilindrai. Mes visą laiką jam bulvę įkišdavom į duslintuvą ir jis laiką užsikurdavo ir turėdavo gazuoti, kad išspjautų tą bulvę. Žodžiu, Volvo. Čia 92 depresijos kūrinys, 95 arklio galios, elektrinis ir dujinis variklis. Vienas konceptinis automobilis buvo pagamintas, toks čia labai panašus į S80 ar kokį. Dujinis ir elektrinis variklis. Elektrinių variklių galėdavo nuvažiuoti 87 km, o bendrai su dujom ir elektrinių variklių 670 km. Tai šitas automobilis vadinasi 2004 moterų depresija. Taip, tai yra pagamintas, sukurtas grupės moterų. Taip, duodu tikrai pliusą ratlankiam, labai gražus. Na, o visa kita atrodo, na, sakyčiau, irgi neblogai visai. Galas labai gražus. Aš tokiam, nežinau, matyti giliai viduje esu moteris, bet man visai patinka šitas stilius. Tikrai labai gražus automobilis. 214 arklio galių, 5 cilindrų variklis. Nu, atrodo visai neblogai, kaip 2004 metais tikrai dedu pliusų. Čia moterų grupiai, kuri sukūrė šitą automobilį. Va, vidai, viskas čiki. Bip. Na ir žinoma, įspūdingiausias automobilis Volvo muziejuje, Volvo XC90. Labai didelį kabina, modernus labai. 2-14 metų gamybos, 185 arkliai, turbūt 5-6 cilindrų benzininiai varikliai, na ir taip toliau. Čia galite eiti pasižaisti vaikai, suaugę po 45 metų. Na, ir čia su Volvo bobketais ir ekskavatoriais. Čia dar tam muziejai ir toks restoranas galim pavalgyti turbūt. Bet aš kadangi sotus, tai neišiau valgyti dabar kol kas. Nu va toks kažkoks. Gal ir visai įdomu, ypač su vaikais turbūt įdomu čia ateiti. Nesu buvęs dar kol kas. Tai pirmą kartą tik čia atėjom. Tarkim 8 iš 10. Nu gal ir įdomu.
pamatyti senus automobilius, paskaityti apie juos. Yra iš tikrųjų daugiau automobilių negu nufilmavau, nes apie kiekvieną pasakot irgi nuobodu turbūt žiauriai ir neįdomu. Gerai, judam dabar į kitą muziejų, esu numatęs. 20 €, nu, gal šiek tiek brangoka, bet turbūt kainuoja išlaikytis automobilį. Tai žinai, jeigu vis tiek valytojai turi valyti pas juos, nes vaikai nučiupinėja ir taip toliau. Ir visa kita. Tai ką, judam tolyn. Įbytų įmatį. Aerozėjus, aerozėjus. Hello, one, And one parking. yeah, one parking. 170. From Litauen. Tower. Yep. You drive to the left, park next to the other cars and follow the road down. Have a nice visit. Thank you. Tai va, vien žodžio atvarėme aeroziejų, aeronautikos muziejus, įsikūręs Gotemburgo pašonėje ir įsikūręs kalne. Tiesiog bunkeris kalno viduryje, čia žemėlapis, kur galiu apeiti. Ir einame vidun. Bilietas kainavo 15 € kažkur, 170 kronų, tai apie 15 €, aš manau, 15,5 gal kažkur maždaug. Viskas, einam. Jet Motor RM2 sveria 1 toną, 43 metų Saab orlaivio variklis, naikintuvo reaktyvinis variklis. Jo, va toks reikalas. Čia visa schematika, taip toliau, sveria jo 1 toną. Daugiau nieko nesuprantu. Nespecialistas, kaip sako, nespecialistas karinių orlaivių variklių. Bet jo, atrodo įspūdingai išimtas. Tai turbūt šito lėktuvėlio variklis. Tai galima matyti kiaurai kitą galą lėktuvo, nes per priekį paimdavo orą ir turbūt per galą išmeta, o viršui sėdi pilotas ir vadeliuoja lėktuvą. Saab 29. Tunan modelis, reaktyvinis lėktuvas, naikintuvas. Tiesa labai didelis atrodo, milžiniškas. Liuočiks išlipęs. Taip, kitas modelis irgi turbūt Saab. Saab J35 Draken lėktuvas. Aktyvus buvo nuo 1960 iki 1999 metų. Dar jos skraidė, dabar jau į pensiją išleido. Ir raketos įvairiausios naikinimui dalykų. Čia dar vienas modelis Saab 105 K60. Taip, kaip čia atrodo viduje. Labai įspūdingai toks. 67 metų ir, kaip suprantu, iki 96 dar jo buvo skraidoma ir po to jau išleido į pensiją. Štai varomas tokiais varikliais. Turbūt vienas iš vieno šono, šitoj skylėj matas vienas variklis, o kitas kitoj pusėj. Tokie du mažiukai reaktyviniai varikliai. Jo, čia taip ir yra.
Vienas vienoj pusėje, kitas kitoj. Ir jie dabar yra išjungti, aišku, ir padėti šalia. Ir pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Technologija. Taip, čia koks milžinas. Vicau, aš net turiu nueiti į šoną, atsitraukti, kad visą apriepti. Taip, dar vienas Saab, turbūt Saab 37 Vigen. Aktyviai buvo naudojamas nuo 72 iki 2005. Ir tada išėjo pensiją. Pabandome mes įsilipti į šitą. Nežinau, tai kad tilpsi, ar ne? Vyktų su viena ranka. O, man gerai užsidėsiu. Vyktų, na. Vyktų, na, čertą. Kažkaip netaip įlipau. Vis nesusilaužiau kojų. O my god, kaip skauda. Kaip durnelis atrodžiau. Turbūt paskutinę koją įkėliau čia per tokį aukštį. Oi, sutraškėjo krūtinė net. Nežodžiu, pasiėmė tavo bigarą. Nepaleisčiau kokių raketų čia. Čia visas radaras. Eik savo čia. Crazy, ta prasme. Bet iš pečių tai man spaudžia. Šiaip nelabai tilpus čia. Reikia didesnį biškį. Nors gal taip turi būti, žinai, suspaustas, kad jau neišlėktum lauk ant posūkio. Nu gerai, vienu žodžiu. Bandom išsiruopšti, dabar atgal gal kitaip kita jėga. Kažkaip neapmokins tokių nesąmonių daryti. Jau pasėdėjau šitam. Ir žodžiu, einam tolyn. Pažiūrės, yra nemažai tokių visokių vaikam. Tai fainai turbūt. Neveikia šitą simulaciją. Rašo resuming, tai užsikirto turbūt. Užsikirto pleistakas. Na ir atvykom į kosminę stotį. Čia visi Gagarinovai kapsulę laiko. Tipo taip atsigulė ten kojas, įsidedė į tokias ir gulė. Ai, čia yra tipo pakilimo ar nusileidimo, aš suprantu. Mercury kapsulė kažkokia. Čia šitaip seivė. Taip ir sakiau, atsigulė karočią ir kylė į viršų. Nežinau, ar kleidės į apačią, nežinau, gal kaip krenti čia. Bet medinis, taigi užsidegs. Tai Voyageris, kaip atrodė maketas Voyagerio van. Tai ten Mir. Mir satelitas, o šitas vadinamas Sputniku.
Visiškai nesąmonė kažkokia. Burbuls antenom. O, koks čia vargšas į kosmosą. Kažkoks. Metalinis, čia tas originalas ryčiai buvo kaip čia. Rimtai, jisai buvo kosmose, bet nukrito 70-ais. 5-6 buvo išsiųstas į kosmosą ir paskui nukrito ir rado, vat, jį visiškai per atsitiktinumą nesudegė jisai, bet apdegė, čia apsilydė visokie varžtai, matyti tą pusę, vat, nusisukęs skrido turbūt ir tipo, kad nesudegė, labai keista. Visas apdegęs tokia pačia irgi. Jo, tai čia buvo šitas daiktas kosmose, va. Na ir va, greit apibėgom. Tokia va šiandien diena muziejinė. Visai nieko. Šiaip labai gerai vertinu šitą muziejų. Tikrai verta. Tikrai, jeigu kada būsit Göteborge, ar gyvenat Göteborge, ar kažkur netoli, tikrai verta atvažiuoti, ypač su vaikais. Iš tikrųjų, gan įspūdingai pasižiūrėti daugybę įvairiausios aviacinės technikos. Taigi, čia yra amerikiečio Chrysler Bad gamybos 1950-ųjų gamybos mobilus aerouostas. Ir ta prasme, jo, čia galime ir užeiti to. Vairas viską užsikuri ir važiuoja. Tu atvešiau į uostą. Vienu žodžiu. O, toks terminalas, tipo kaip mobilus. Labai įdomu. Lėktuvai viską. Čia tas gofra, kur prie lėktuvo prisideda. Dydžio tai, oh my god, iš tikrųjų. Kai technika čia biškai pakeltas, jisai galbūt daugiau nusileidžia žemyn. Va tiek šiandien toks šeštadienis, prabėmam, praleista diena muziejuose, tikiuosi patiko, jeigu jau pažiūrėjote iki galo, spauskit like, subscribe, pakomentuokit kažką, vienu žodžiu, po biškį auga mano prenumeratorių skaičius, labai esu dėkingas jums visiems, iki draugai.